Paryžiuje prasidėjo aukštosios mados savaitė. Garbė pristatyti pirmąją kolekciją atiteko Donatellai Versace. Ji pristatė naujausius savo ir Atelier Versace mados namų Versace aukštosios mados sparno kūrinius. 2013 metų pavasariui vasarai skirtoje Atelier Versace kolekcijoje ieškota architektūrinių formų ir nežemiško lengvumo audinių simbiozės. Plevenantys audiniai, tokie kaip šifonas ir praktiškai perregimas šilkas, subtiliai kontrastavo su po jais vilkėtomis priglūdusiomis suknelėmis. Visi ant podiumo pasirodę modeliai žavėjo akcentuotą pečių liniją ir taliją. Viskas prasidėjo nuo to, kai atvykau apžiūrėti šios vietos savo mados šou. Netekau žado nuo šio pastato grožio, architektūrinių sprendimų ir didybės. Stiklas, plienas, geležis, tobula harmonija. Todėl ir podiumų šį vakarą žygiavo moterys įkūnijusios tobulą trapumo ir galios derinį. Šis pastatas man primena būtent tai. Versace, Atelier Versace Paryžiaus aukštosios mados savaitę sugrąžino po 8 metų pertraukos. Paryžiaus aukštosios mados savaitė tęsis iki ketvirtadienio. Kolekcijos pristatymas stebėjo tokios žvaigždės kaip aktorius Kevin Costneris ir Monako princesė.